Kovo pabaigoje prasidėjo naujas Formulės 1 čempionato sezonas, kuris sporto aistruolius audrina ne tik svylančių padangų kvapu, bet ir iki šiol negirdėtom techniniam naujovėm. Ypatingai boliduose įmontuota kinetinės energijos regeneravimo sistema KERS. Apie tai plačiau papasakos dėstytojas Saugirdas. Reiškia, daug degimo variklis varo tą formulę, viskas tvarkoja, bet dabar kaip mes įsuka visas tas dalis, visą transmisiją, įsisuka iki sūkių tam tikrų. Dabar jeigu mes stabdom, vadinasi, galim atjungti viską čia nuo variklio tą transmisiją. Pavarą atjungiam, sakykim. Ir dabar ratai sukasi, automobilis juda iš inercijos. Jeigu mes įrengtumėm čia kažkur tai smagrantį, tai jam, kad įsukti, irgi turim panaudoti energiją. Ir vienu žodžiu mes taip įsukdami atiduodam tą automobilio tą judėjimo iš inercijos energiją smagračiui. Ir tas smagratis, jis tam tikrą laikas ten, sakykim, sukasi. Kadangi jis yra guolės įtvirtintas, tai trintis, sakykim, yra nedidelė ir jis gali ganėtinai ilgą laiką suktis. Tada, kai mums reikia tos sukauptos smagratį energijos, mes galim vėl panaudoti atgal. Tuos sūkius, reiškia, įsisukusi tą smagračio energiją, panaudojam vėlgi varyti ratams. Automobilių madas diktuojantis Formulės 1 čempionatas, kaip įprasta, susilaukė didelio visuomenės dėmesio. Todėl tikimasi, kad čia pristatytos techninės inovacijos neužilgo bus pritaikytos ir serijinių automobilių gamyboje.